Meluoju. Veidas baltas, o vidus pilkuma nutaškytas. Vaikšto toks žemas, lyg nekviestas, gerumo ranka nelytėtas. Iš rankų tiesių baltą spalvą imu, užpildau tuštumą juodą. Kieno rankos tiek šventos likimą, kad neša, žinau, nesakysiu. Iš rankų aukštų tarsi degantį bokštą Dievą į delną kurs žengia. Kas tai? Tiesinčios rankos, šildančios akys. Žinau, nesakysiu. Ne žmogaus jos, galingiausiojo medžio. Balto, visiškai tobulo, nedaug. Saulėje švytinčių lašų į dvasią geriasi. Juodo drumzlino taip apščiai, visi dėmėti šešėliai į rankas spraudžiasi. Balto, visiškai tyro, tik truputis, o juodo aptemusio, tiek susitelkusio. Ir visa tai žiedo pačiame viduryje, kur kylantis į amžinumą gyvenimas eina. Labą dieną. Šiandien mes susirinkome į adventinį renginį. Sodai, sodai, leliumoj. Mūsų renginyje dalyvauja kunigų seminarijos dvasios tėvas, Švento Antano Paduviečio bažnyčios kunigas Ramutis Janšauskas. Meninę programą dovanos Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kauno miesto filialo folklorinis ansamblis Kanapija. Vadovė Birutė Viršilaitė.
slenka laikai, jūs valandos sparnuotos. Taip galima pasakyti apie laiko bėgsmą ir dviejų švenčių sugretinimą. Tai saulėgrįžos ir Kristaus gimimo laukimą. Šitos šventės ilgainiui susiniveliavo, nes nei vienas nenorėjo, kaip sakoma, pasiduoti nei pagonis, nei krikščionis. Nuo lapkričio 30, nuo Švento Andriejaus dienos, skaičiuojami 4 sekmadieniai. Ir jie yra to advento tarsi 4 sudėtinės dalys. Jie yra skirti skirtingiems dalykams, bet didžiausias dėmesys advento laikotarpiu turbūt ir yra skiriamas vėlelėms. Vėlelės ateina pas mus prie kūčių stalo, vėlelės pas mus gąsdina iš pragaro, velniais, raganom ir kitokiom baisybėm. Vėlelės gyvena kiekvieno mūsų mintyse. Ir dar šį laikotarpį žmonės stengiasi atrodyti oriai, vaikščiodavo ir ar šokdavo, dainuodavo, ar žaisdavo. Tai būdavo su tam tikros rimties tokiu poskoniu. Ir kas būdavo labai būdinga šiam laikotarpiui, tai visokie gąsdinimai, bet apie juos gal kiek vėliau. Dar Švento advento laikotarpiu būdavo organizuojami saldaturgiai. Negalvokit, čia ne nuo to žodžio salda. Čia yra saldus turgus arba vadinami moteriški turgus, kuriuose pirkdavo aguonų, kanapių, obuolių ir visokių kitokių saldžių dalykų, kurie buvo reikalingi pyragams ir kisieliams ir kompotams gaminti. Taigi, per adventą būdavo susilaikoma nuo mėsiškų ir pieniškų valgių. Kaip ten išeidavo, taip ten, bet šito dalyko būdavo laikomasi ir visi laukdavo to mėsėdžio. Taigi mes irgi eisime toliau per tą mūsų programą iki to mėsėdžio. Kieno tuščio blavis, oi rylium, rylium, nesytas gulėjo, grūda žalioj. Bernelio šobralis, oi rylium, rylium, nesytas gulėjo, grūda žalioj. Važiuos Vilniuna, oi rylium, rylium, pirks didelius, grūda žalioj. Pirks didelius, oi rylium, rylium, švysime šoblalas, grūda žalioj. Laisime Bernelį, oi rylium, rylium, geros žmonės na, grūda žalioj. Geros žmonės na, oi rylium, rylium, žmonės na žentos na, grūda žalioj. Nesitri
Renginį pradėjome poeto kunigo Ričardo Mikutavičiaus eilėmis Balta ir juoda. Adventas – atėjimas arba leliumoj. Krikščionių religijoje laikotarpis, pažymintis laiką iki Jėzaus gimimo. Apie šį laiką paprašysiu pakalbėti gerbiamą kunigą Ramutį. Garbė Jėzui Kristui. Nuostabu yra katalikai čia susirinkę. Tai Advento laikas, tas atėjimo ir laukimo laikas. Ir aš taip galvoju, bažnyčia į be galo yra išvalgi, kad šį tokį pasiruošimą gimimui, Jėzaus gimimui, paima būtent tokį metų laiką. Kai atrodo yra pačios tokios trumpiausios dienos, ilgiausias naktis ir kai atrodo nėra sniego ir kartais apima toks jausmas, kad visiškai neprašvinta. Tai atrodo visos sąlygos, kad susikurtų tam tikrą nuotaiką mūsų viduje. Ir tas toks ilgesnis tamsos laikas, jis kažkaip tais irgi mus orientuoja į kažkokį, sakyčiau, kitokį pabuvimą, stabtelėjimą, kitokią nuotaiką ir būseną. Ypač mes, kurie silpniau matome arba mažai matome, tai tas tamsos laikas, jisai tarsi dar labiau kažkaip tais mus veikia. Ir atrodo tarsi lyg visiškai suspaudžia. Ir kai atrodo toje dienoje tik keletą minučių, kai atrodo gali judėti šiek tiek prašvietusiai dienoje. Bet mes turime šį Advento laiką ir bažnyčia kviečia ir per visą savo liturgiją ir visus tuos liturginius skaitinius, jeigu mes atkreipsime dėmesį į tekstą, į turinį, apie ką yra kalbama arba kokie yra parinkti švento rašto tekstai, ištraukos kasdienybėje ar sekmadieniais, tai mus šiek tiek gali nustebinti, kad tose tekstuose, ypač iš Senojo testamento, yra labai daug dramos, labai daug įtampos, tokio dramatiškumo, trapumo, daug atrodo pranašystės ir kalba apie sunkų laiką, apie tą laiką, kurį nelengva ištverti, apie laiką, kuris drebina žmogų, drebina žmoniją. Tai, žinot, kai skaitai tuos tekstus, kurie parašyti prieš 2000 metų, prieš 3000 metų, prieš 4000 metų, yra be galo sunku patikėti, kad tie tekstai tada parašyti. Atrodo, lyg šiandien čia ir dabar rašo. Atrodo visiškai aktualu tai, kas ir šiandien vyksta ir rašome tame Dievo žodyje. Ir tas labai gražiai suskamba ir susieina, kad ir tada žmogus, ir šiandien žmogus išgyvena tą laikinumą, tą trapumą, tą dramatiškumą, taip lokaliai ir globaliai iš tikrųjų. Mes puikiai matome savo aplinką, savo nuotaiką, pasaulio nuotaiką, pasaulio dramą, pasaulio įtampą. Ir Dievo žodis, jis irgi apie tai mums kalba. Ir apaštalai, kai užrašinėja evangelijas, jie užrašinėja Jėzaus žodžius, ta Jėzaus pranašystė irgi atrodo labai įdomiomis tokiomis sąlygomis, aplinkybėmis. Kai Jėzus, jisai kalba, kad dangaus galybės bus sukrėstos ir žmogus patirs išbandymą, tai yra labai lengva pradėti ir galvoti, kad štai čia jau netrukus mano ir pasaulio pabaiga. Bet kita vertus, kai mes pasigiliname, kad
Jėzaus mokiniai tuos Jėzaus žodžius užrašė irgi lygiai taip pat ant šventyklos griuvėsių. Irgi jiems tas klausimas aktualus Jėzaus mokiniams, kaip ir mums tas klausimas. Ir kaip Dieve mums toliau gyventi. Kaip mums toliau gyventi. Tai tas advento laikas, tas toksai susikaupimo ir stabtelimo laikas, tai tikrai yra tas laikas, kuris įgalina, įpareigoja ir kažkuria prasme kažkiek mus priverčia stabtelti ir iškelti savo šitą klausimą. Ir mes turbūt nejaučiamis kažkaip tais galime pastebėti, kad mūsų žodžiuose, mūsų mintyse atsiranda Dievas. Tame klausime, o Dieve, kaip mums toliau gyventi. Tai Jėzaus gimimas, kurį mes minime kiekvienais metais mes prisimename. Ir tas Jėzaus pažadas, kad jisai laikų pabaigoje ateis, kai Jėzaus buvo paklausta, kada tai įvyks, ar greitai tai įvyks, Jėzus atsako, niekas nežino. Nei angelai, nei sūnus, tik dangiškasis tėvas tą žino. Ta antrąjį Jėzaus atėjimą. Tai Jėzaus mokiniai ir mes, sakyčiau, gyvename tarsi tarptų dviejų krantų, mes tarsi tą upę ir gyvenantis tarptų dviejų krantų. Tarp Jėzaus gimimo, kuris jisai gimė, ir to pažado Jėzaus atėjimo. Ir toje dramoje, toje įtampoje, toje tikrovėje, labai autentiškoje ir labai tikroje tikrovėje, tas mums atsirandantis, kaip ir Jėzaus mokiniams atsirandantis klausimas, kaip mums toliau gyventi. Tai, žinot, turbūt tose pačiose trumpiausiose dienose, kai atrodo to šviesos mažai, geriausiai ir pasimato ta ne prožektorių šviesa, bet ta žvakelių šviesa. Advento vainikas, jisai, žinot, yra mums toks simbolis. Ir su kiekvienu sekmadieniu mes vis daugiau ir daugiau uždegam žvakučių. Vis daugiau ir daugiau. Tarsi, žinai, toks tas simbolis, kad mes stabtelėję ir apmąstę savo santykį su Jėzumi, gimstančiu ir užgimstančiu Jėzumi, mes kiekvienas iki vis daugiau įsileidžiame pirmiausiai save, tos vidinės šviesos. Ir įsileisdami tą šviesą, tą tikrąją šviesą, jos daugiau atsiranda ir mūsų gyvenime, kaip tarsi daugiau tų užsidegančių žvakučių. Pradedam nuo vienos, o baigiame su 4 žvakėmis. Tai savo ir jums linkiu to ištvermingo laiko, to išbuvimo laiko, to įtikėjimo ir patikėjimo ir nebijoti to klausimo, kad Jėzus, jisai gimsta ir tavo gyvenime, tavo kasdienybėje. Ir kiekvienais metais, kai mes minime Kalėdas, Jėzaus gimimą, tai labai ryškus ženklas, kad mes kasdienybėje, nuolatos kasdienybėje esame kviečiami pagalvoti, išgyventi iš naujo tą Jėzaus gimimą. Jėzaus gimimą kasdien išgyventi iš naujo. Tai tikrai nėra lengva, tikrai nėra paprasta pamatyti tą tikrąją šviesą, tą Jėzaus pažadą, išsipildantį Jėzaus pažadą. Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Ne? Tai nėra paprasta, nėra lengva, atrodo, kai tokios dienos trumpos. Ir, žinot, tai yra ta nuostabi giesmė, mes advento laikotarpį giedame, rasokite dangus iš savo aukštybių. Tai vat, rasoja mūsų gyvenimai, rasoja mūsų akis. Net ir kreipėmės į dangų, rasokite dangus iš savo aukštybių ir išlykite debesis teisųjį. Tai to tikro, autentiško, natūralaus, pirmiausia, vidinio šauksmo jums visiems ir linkiu prisišaukti Jėzų. Ir tikrai patikėkite, prisišauksite, pastebėsite, pamatysite ir jisai užgims jūsų širdyse, jūsų gyvenimuose, jūsų žodžiuose. Tai tikrai gražaus tuo advento laiko, to stabtelėjimo laiko, to nurimimo, nusiraminimo laiko. Žinot, tikrai, ar mes vasarą stabteltume, greičiausiai ne. Tai bet va šitas toks ruduo, ta žiema tokia,
Tai mums yra tos tarsi tokia labai nuostabi pagalba. Netgi atrodo, pati gamta mums padeda tam stabtelėjimui, tam susitelkimui ir tam pabuvimui su viešpačiu, su savimi ir galbūt su kitais. Dėkojame už dvasiškai šiltą žodį. Oi, tu kuoselio, oi, tu juodoji, dar tu nebijojai, leliumoj, viena lakios leliumoj, po aukštus kalnus leliumoj, po žalias girias leliumoj, po žalias girias leliumoj, po raštumynus leliumoj. Aš nebijojau leliumoj, viena lakios leliumoj, po aukštus kalnus leliumoj, po žalias girias leliumoj, po žalias girias leliumoj, po raštumynus leliumoj. Tik aš pabijojau leliumoj, vieno vanagėlio leliumoj, kad jis nepagautų leliumoj, kad nesudraskytų leliumoj, kad nesudraskytų leliumoj, man juodų plunksnelių leliumoj. Adventas buvo ne tik turgų metas, bet buvo ir žvalgytuvių metas, piršlybų metas. O tai kur tam jaunimui susipažinti, kaip jūs manote? Reikėdavo vis tiek tą mergytę pamatyti, pačiupinėti labai norisi, ar tinka, ar netinka. Tai todėl labai dažnai susirinkdavo į tokius subatvakarius. Šokti nebuvo galima, bet buvo galima dirbti įvairius darbus ir žaisti įdomius žaidimus. Tai kad jums labai liūdna nebūtų čia tų adventinių dainų besiklausant, kviečiame jūs dabar porą žaidimų ir pažaisti ir vis apsičiupinėti, ar tinka jums ta mergytė ar netinka. Nu, prašom, jaunimas, eikit pasikviesti po vieną. Tai ką, nuo povo pradėsiu? Nuo povo pradėsiu. Nu gerai, kur čia mano berniukas? Va. Tai, eikis, svetimus pasiimti. Negaliu aš jau. Ai, šito tu negalėjai. Šito tu negalėjai. Aš jau šitą Ai, pasirinkau. nebijok. Labai lengva Čia žaidimas. niekas daryti nereikia. Labai lengva žaidimas. Tai padarykite ratelį, dabar čia ne ratelis, kažkoks kiaušinis. Taip. Kur ten sėdami parodina biškį šoną. Už parankių pasiimkit. Už parankių pasiimkit už parankių. Norintis ir pamatę gali prisijungti. Nes atsiribos įsidėti. Vaikščioti po kontrarą.
Ir vyrą trauklausi. Tai kaip dabar baisiai pavargam, reikia dabar pamėgoti. Galvėlį minkštas, prie galvėlį minkštas, dėl to minkštas, kad močiutės minkštas, dėl to minkštas, kad močiutės minkštas. Žinokit, kokiu būdu viens kitą per tuos su banvakarį, žinokite, ne tik tai visokių žaidimų žaisdavo, šunybė viens kitams krėsdavo, įdomias pasakas pasakodavo, bet ir susipažino viens su kitu ir darydavo įvairiausius burtus. Nes būtent šitas laikotarpis ypatingai 4 dienos iki kūčių ir va po kalėdų porą dienų, kai sako vanduo virsta vynu, taip, o gerai būtų, kraną atsisukti ir bėga ir gyvuliukai prakalba. Taip, tai būtent šitas laikotarpis, kada saulė sustoja pačiam žemiausiam taške ir pradeda grįžti, kol tai pradeda grįžti, tai lietuviai labai bijodavo, labai melsdavosi, jam baisus būdavo tas laikotarpis ir darydavo įvairiausius burtus. Dėl sėkmės, dėl meilės, dėl vaisingumo ir dėl viso kito. Tai čia jau apie juos kitą kūnę papasakos. Tai kad jau tu viską pasakei, tai ką čia man pasakyti. Šitam sandūros laikė ūkininkam ir merginom labai rūpėjo, kokie sekantys metai bus. Ar jos ištekės, ar ūkininkai gyvulius turės, ar gerai veisis, kokie orai bus. Tai vat ir buvo spėjama.
kokie orai bus, kas bus. Jeigu sniego bus, vadinasi gerai vasarojus užaugs tai sekančiais metais, daržai gerai klestės, žirniai gerai augs. O jei taip mažiau to sniego, tai gal rugiai gerai užderės. Ir dabar pasvajokit, ko jūs norėtumėt. Kaip kitais metais, pabursim. Prašom rinktis po žiupsnelį ir paskiau skaičiuosim, porą ar ne porą. Ir tada žinosit, išsipildys jūsų norai, ar ne. Prašom, skaičiuojam, nežiūrim. Turim kučiukų, jei pritruks dabersim, tik tai imkit. Nežiūrim. Po žiupsnelį ir skaičiuojam. Vadinasi, į porą. Gerai. Bus taip, porą. Prašom. Suvalgyk savo porą. Na, va, kol pabaigsi Renutę uždaryti, tai aš dar priminsiu, kad galim išėję kūčių vakarą, pavalgę jau vakarienę, išbėgti lauką arba į balkoną ir pasižiūrėti, paklausyti atidžiai, iš kurios pusės šunys loja. Ir jeigu turit jaunų dukrų, anūkų ar dar ko nors jauno, galit sulaukti mišių. O jeigu jau visi pabūdę, tai sako, rytoj iš tos pusės svečiai ateis. Būkim pasiruošę. Taip. Ir žinome kaime, kas gyvena, išpuldavo ir stengdavosi apglėbti tvoros tuos štikius, kaip mes sakome. Taip. Ir skaičiuodavo lygiai taip pat, porą arba ne porą. Jaunimas mokėdavo burti iš labai juokingo daikto, žinokite. Niekad nepatikėsite. Ir aš, kai moku tą burtą, kai išbūriau savo ansambliečius, tai visi juokėsi. O kitais metais, sakė, vadovė, įsipildė viskas. Tai yra būrimas iš bato. Taip, būrimas iš bato. Tai dešinę ranką meta per kairį petį batą ir kai tas batas nuskrieja, kokią pusę atsistoja ir ten yra visokių formų ir visokių posūkių. Tai labai jaunimas mėgo burtis ir žinoma, mes jau atėjom į tą kitą laikotarpį, į Kalėdas. Ir Kalėdų dainos yra truputį smagesnės, nes jau visi laukiat, kad saulė pradės grįžti, tačiau dar Kalėdų rytą nelabai grįžta. Ar neužmiršai pasivokti vyšnio šakutės? Aš tai ne. O tai jūs, gerai. Visos mergos Švento Andriejaus naktį turi, nekalbant, nusilaužti vyšnio šaką. Ir niekam nesakyti, geriausiai iš kaimyno daržo, sodo. Ir jeigu kučioms ta šakelė pražys, ištekėsi. O jei nepražys, o jeigu kad ir ištekėsi, nusilaužė ir pamerkė. Jeigu pražįsta, sako, o, sėkmingi metai bus, derlingi, sėkmingi, pinigingi. Vienu žodžiu, vieną laimę. O jeigu nepražys, vargsi, žiūrėk, kad į skolas neįlystų. Tabūt vilkelį lapelės šviesios Kalėdas. Karalių buvau, čia skelia šitoje Kalėda. Tavo vilkelį aukselės stačios Kalėdas. Karalių buvau, vis karaliaus klausiau Kalėda. Tavo vilkelį gėlės ilgas Kalėdas. Karalių buvau, šorėlė šuoškiau Kalėda. Tavo vilkelį kojelės greitos Kalėdas. Karalių buvau, aš dėlius nešiojau Kalėda. Tavo vilkelį uodegėlės
girdėt, čia ir tose dainose vis veikia, tai bitinėlis su bitelė, rūtelė su dobilėliu, kiškelis, lapė, kur apkėlė kuoselė ir visokie kitokie. Tai čia, žinokite, tos vėlelės dažniausiai pasivertę į paukštelius, žvėrelius ir visokius kitokius gyvūnus. Dažniausiai tai jau ateidavo piktos dvasios iš pragaro. Ir bernai baisiai gundydavo jau šitas mergas. Sėdi jau ten mergos, o bernai, žinai, taip tik taip. Arba. Ir tada tik ha! Ir visokių tokių berazmyščių būdavo. Nes čia ir buvo gąsdinimai ir tie visokie tokie burtai, spėjimai, pasakojimai. Ir jų ten yra daug, ir tokių, ir gražesnių, ir su blevyzgom, ir tai visokių. Aš jums dabar pasakysiu tokių pasakų, jo dabar aukštaitiškai, katrų užrašė tai toks žmogus netol gyvenants Nemanėlė Radviliškė. Čia juokti, žinokit, nėra ką, tai taip ir buvo. Vienam kaime gyvena tokia prikalboba. Ji turėjo 2 dukteris. Vien buvo jos duktė, tų dukterį labai mylėjo, kiek buvo podukrų, tos podukros tai baisiai nekentė. Žiemos čėjas, va taip maždaug ant adventą laiką, nugi siunč to prikalbobtų savo podukrų ugnies parneštin kaiminystį. Tai kaiminystė buvo toks namas, bet tam namtinai tai grįžti vaidindavas. Nu gerai, išeinto mergaitė bas, taip šalt, atidara duris, atinai, žinokit, muzika groji, tik šoko, ir vien vyriškus, matai, tinai velnie gyvena. Pamatė jie tų mergaičių, kur saka, oje, mergaitę pašokinsim. A to saka, oje, tik kad aš dabar nelas nenusiprausiu, tuoj viens paėmė sietų ir nulėkė undenę atnešti. Nukutis susiet, kiek te atnešė, tai biškai nusiprausė. Jis saka, oje, tik aš da marškinių neturiu, tuoj marškinsę tą nešiau, oje, da suknelės neturiu. Adagi batelių neturi, kojinių neturi. Ir tai daug, jį tik sakė, nešė, visų krūvų. Paskiau, žinokit, kiek jau tiek prinešė, jį nebežina, kur sakyti ir staigiai tik gaidis užgėdoja ir tie vis vėl neprapuola. Kitos susirinka tos visus dovans ant vinzlų ir parėjo namo. Atogi jos močia ir klausė, ateis, kargi tai čia kava, Tu saka, aš taigi buvau tam namti man ir davė. Palauk, saka, ašgi savo dukterį nusiųsti ne tiek parneš. Kitų dienų jį tu savo dukterį aptaisa šiltą viskų. Tik jo saka, tu Nieko negydynas, prisakyk viską, kad tau duotų tų dovanų daugiau. Na gerai, išein to jos mergaičkų brali, šiltai apsivilks, atidara duris. Atė ir saka, mergaitė, pašokinsim. A to saka, tik girdit, dėl ką, ne, tik dovanų duokit. Nu, tie velniai jų šokina visų naktį, žinokit. Šokina, kol negyvai nušokina. Tad paėmė, nusukė galvų ir langį statė.
rytų, to moč nesulauks tos duktės, žinai, eini žiūrėti, kur jau čia jį prapuola. Priein prie tą namą, žiūri, to pro lungų žiūri. To ir sako, tai kaip tai čia dabar sėdži, kaigi neini namo? A to gal tik plys ir nudryba. Taip ir baigės to pasak, va. Žiūrėkit, kokį maišų turi. Ir da, matai, kitų velnių buvo, tai tuo ir tų visokių posakių, žinokit. Matai, dar reikdavo eiti ant rarotų, tai tie rarotai tai būdavo ankstyvosios mišios, bet jau dabar mes atėjom ant kalėdas. Bet tie velniai visad buvo. Tai dabar žiūrėkit, kas gali man užbaigti tokį posakį. Ir viskas tas žodis po uodega. Kieno? Ne šuns. Nu. O, kas tai pasakė velnė? Nu, gerai. Ačiū. Žiūrėk, kokiu tau didelį dovanų duos. Matai, seka, prašom. Nu, gerai, kad dirba daug metų. Žinokit, už darbų nieko nesako. Dabar žiūrėkit, aš turiu Sinajos riešutų. Būdavo toks žaidimas. Ir per kalėdskėjo privalga tų pusryčių, žinai, kalėdinių. Nu, suvalga tų, kas buvo nuo kūčių lygį, da per naktį kūgelis iškep, da Sinajos kompė, da tai viską. Nu, viską privalga, dirbti nemožin, tai vis sulipsdavo ant pečios, kas jo galai ir žaisdavo. Tai viens pasemti, kiek riešutų saujo ir sako, čiuržu, vežu. Priein prie kokia žmogus ir tas žmogus, tam žmogus sako, čiuržu, vežu. Ir tas sako, ir aš vežu. Jo, ir aš vežu. Aš klaus, su keliom kojelėm. Nu, ir tu turi pasakyti su keliom. Aha, tai jeigu tu jį atspėjai, aš tau tos riešus atiduot, kur turi saujo, o jeigu aš tos riešus ant maišelį. Nu gerai, tai nuo eglės ir padės. Nu, čiužu vežu. Ir aš vežu. Su keliom kojelėm. Su dviem, o neatspėjai, trys riešutai. Čiužu vežu. Ir aš vežu. Su keliom kojelėm. Su 5. Čia tik 2. Nėra. Nu, dar vienu, nu, tik kučiu dabar. Nu. Švanči. Nu, čiužu vežu. Ir aš vežu. Su keliom kojelėm. Su 2? Su 2 atspėjai tau duosiu.
pašaukimais ir tarsi prabėgom per tą Advento laikotarpį ir sutikom šventas Kalėdas. Tai ką pradžiuginom, kas dar norėtų pasigilinti, laukim visi tų baltų šventų Kalėdų, kurios įkrenta į mūsų delnus kaip sniegas. Aš visų mūsų vardu padėkojau gerbiamam kunigui, kuris jau išskubėjo. Na, noriu padėkoti ir folklorinio ansambliui Kanapija vadovė Birutė Viršilaitė. Ir kolektyvui norim padovanoti saldžią dovanėlę. Ačiū Jums. Na, o visiems linkiu kažko nenuspėjamo ir stebuklingo, krentančio tiesiai į rankas, saulės ir sniego verčiančio šypsotis, begalinės laimės ir meilės. Gražių Jums švenčių. Ačiū, kad buvote kartu. Prie lango mes turime stalą, kuris nukrautas gražiausiais rankdarbiais. Ne tik pasižiūrėti, bet galima ir įsigyti. Laimingai.